Vienas iš prašiausių maistų, kokį valgiau. How are you? How are you? Vabaliukai čia bėgioja visur. Wow. What's your name? Wow. Hi. Hello. Šiukšlių tai belia kiek irgi. Žiūri smirda čia. Nu ką, nepastebėjau jūs čia. Dabar aš esu autobuse ir mes važiuojam iš Ho Ši Mino į miestą pavadinimu Mui Nhi. Nes reikia atostogų pamokslų. Jau pirmadienį turėjau paskaitą, antradienį turėjau paskaitą, šiandien trečiadienis prasidėjo atostogos. Tai parodysiu staigiai kambario turą, kokį turim. Tai va, čia turim vietą kojom. Čia taip aš esu taisęs, taip galiu miegot. Kai kuprinę turiu pas save. Gavom buteliuką vandens. Ir va tokį pleduką. Taip atrodo autobusas. Tai čia skaitos premium miegojimo autobusas. Ir sumokėjom 10 eurų nuvažiuoti vieną pusę. Važiuosim apie 3,5 valandos. What's up, guys? It's Rob over here. I'm in the bus. Shout out Benny. Benny's here also. Got half an hour left of a drive. And then we're going to the beach, man. It's poppin'. Nu ką, atvarėm į hotelį. Ir pažiūrėkit, kokioj vietoje esam. Paplūdimys, ten jūra. Eisim dar apžiūrėti. O čia mūsų hostelio įėjimas. Kainavo nakčiai 3 eurai ir ten 40 centų kažkur. Say hi, guys. Čia va lova mano. Atrodo taip. Dar turėsim gal draugų truputį. Einam pažiūrėti, koks tualetas. Bam. Kriauklė. Viskas tvarkoja. Ir tūlikas. Ir galvojat, kur dušas? O dušas tūlikė. O čia kabo. Tokia sistema čia. Nu jo, toks. Nu būna ir geresnių hotelių, bet tokiam turistiniam mieste už 3,50 € negalim pykti. Tai gerai, dabar varom į miestą pavalgyti ar kažką tokio. Pradedam hostelio turą. Šuniukai duobę kasa. Šuniuks be sviestuko. Halo. Čia jų tokie laiveliai. Įdomios formos, kaip arbatinukai. Čia jausmas kaip Miami kokiam. Ten va jų žvejybos laivai va sustatyti. Palmės. Nu gal ir vertas sumokėtos 3,50 € už tai, kad gyveni tokioje vietoje. Taip atrodo mūsų hostelio kiemelis. Bum, menedžeris, kameramenas. Judam į miestą, lekam prisipildyti pilvukus. Važiuojam link miesto dabar. 5 kilometrai, 80 centų. Žiauriai keista palikti miestą ir dabar čia taip ramu palyginus. Beveik nieks nepypina, pypina, bet nedaug. Vairuoti net nebaisu atrodo. Tiesiog ramus gyvenimas. Atėjom biškį pasimt bandelių prieš pagrindinį maistą, tokioj vietoj. Pažiūrėkit, kaip skaniai atrodo. 30 centų. Jėzu. O tai va gatvėj. Reikia pastiprinti prieš pagrindinį patiekalą. Bum. Tai va gražiai supakuota viskas. Liuks. Nebespėjau nufilmuoti, bet labai skani bandelė buvo.
Au. Atėjom iki restorano. Thank you. Okay. Na, išsirinkom tokį restoraniuką. Gal skaniai bus. You crazy. No. Draugelka. Čia euras ir 10 centų gal. Come on. You're crazy. Ta teta norėjo įdėti jam šito labai aštraus į sriubą. Noriu parodyti, ką čia iš vis pasiėmėm pavalgyti. Čia kiaulienos gabalas. Čia aš nežinau kas čia yra. Ir čia buvo krabų pyragaitis kažkoks. Tiesą pasakius, vienas iš prasčiausių maistų, kokį valgiau po kol kas. Čia prieš tai musės dar skraidė, tai tikrai ekstremalu. We got some pork noodles with a leg. It's not very good, but it's edible. Out here with Benny and Paul in Moyni, the fishing city. Out here with my grams. How are you? How are you? I'm good. How are you? I thought I was you. Hell yeah. No, out here. You. You. Čia buvo pats neskaniausias patiekalas, kokį valgiau per visą savo kelionę. Negaliu damušti. Kad ir papigiai kainavo, pažiūrėkit čia. Vabaliukai čia bėgioja visur. Musės skraido aplinkui patiekalą. Ne mano skonio buvo. Bet užtat turėjom gerą kompaniją. Pray for us, man. Pray for us, bro. Paul is gonna kill us, bro. We like it because this, at the end of the day, this is the authentic Vietnamese experience that we want to have. And if we would only be eating at fancy places, you're not really gonna discover how it is to be in Vietnam. Trying to get locals, man. Exactly, man. Hey, come. Bye bye. Where are you from? Lithuania. Hello. Wow. What's your name? Wow. Hi. Hello. My name Minh. Minh. YouTuber hả? Yeah. You are YouTuber. Yeah. YouTuber. Yeah. What's your name? My name Tâm. Nam? Tâm. Tam. My name Minh. What day? Minh. Yeah. Hello. 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 What's your name? What's your name? This name is Bo. Oh. My name Minh, Hugh, and Nam. No. What day? What's your video? Are you? Woo! Con nói tiếng Việt được. You can speak Vietnamese. You can speak Vietnamese. Hả? Yeah, xin chào, come on. Einam pro visiškai tokius favelas. Boom. Hello, xin chào. Ciao. New group member. O tai va, susirandam hebros. Norėjom prieit paplūdimį. Kaip ir priėjom, bet... Ai, sako, kaip čia murzina. It stinks a little bit. Pažiūrėkit, kiek laivų. Čia yra toks mažiukas miestelis žvejybos ir matas dėl ko. Kiekvieną naktį žmonės varo žvejot, kad ryte markete jau būtų šviežios žuvies. Tai paryčiais išplaukia visi laivai. Mes irgi varysim rytoj žvejot. Gal irgi pagausim. Kiek daug visko. Bet eina šikai murzinai. O! Kokosas. Reikia pasimt, prasidaryt gal. Pažiūrėk, kiek keltų visokių. Tokių gerų. Čia galėtų į kolekciją eiti kokią nors.
O, bet šiukšlių tai belia kiek irgi. Žiauriai smirda čia. O, kokio didumo. Geras. Gerai, pasibuvom paplūdimy truputį, pasibuvom vietiniam rajone. Dabar varom arčiau prie savo hostelio į truputį prašmatnesnę vietą, kur neapsinuodytume maistu. Važiuojam. Čia jau einam, kur jau milijonieriai renkas. Einam ramiai paldėt saulę. Gerai, ačiū visiems, kas žiūrėjo šitą video. Atsiprašau, kad toks trumpas videokas gavos. Bet žinokit, kiekvieną dieną iš tos kelionės kelsiu po video. Tai bus daugiau video, bet tiesiog trumpesni. Tai ryt varysim žvejot. Tai kitam video pamatysit žvejybą, jūrinę žvejybą. Gal kažkas paseks. O mes varom dabar atgal į hostelį. Varysim mėgoti, ilsėtis, nes rytoj ankstyvas startas. Tai gerai, ačiū, kad žiūrėjot. Iki kito video.